Sveiki. Čia Šiandien TV ir aš, žurnalistas Gintautas Kniukšta. Startavo naujas televizijos kanalas Šiandien TV, kuris žiūrovams pateiks pačią aktualiausią informaciją apie politiką, verslą, apie gamtos reikalus, taip pat Seimo ir vyriausybės sprendimus. Jūs girdėsite ne tik tai ekonomistų, politikų komentarus, bet ir paprastų piliečių, kuriuos kalbinsime gatvėse, kaimo sodybose. O aš šiandien, Gintautas Kniukšta, skubu pristatyti jums naują laidą. Laida apie mūsų Lietuvos Respublikos prezidentą pasakytą teiginį, kad dar vienas žmogus nevaldo liežuvio ir šitas teiginys jau keliauja per pasaulį. Žiniasklaida komentuoja, kaipgi Lietuvos Respublikos prezidentas, kurio pagrindinė funkcija, pagrindinis darbas yra užsienio politika, taip atsiliepia apie savo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergių. Citata skamba štai šit. Dar vienas nevaldomo liežuvio pavyzdys. Suprantama, mūsų valstybėje politinė įtampa, galime iš dalies tai ir pateisinti, spalio 13 dieną vyksta Seimo rinkimai, politinė įtampa šalyje auga. Užsienio reikalų ministras kalba iš Kijevo, ponas Nausėda kalba iš Vilniaus. Tačiau kodėl mums mažai Lietuvos Respublikos valstybei būtina tokių politikų pareiškimai? Ką jie duoda mums, Lietuvos piliečiams, ir kokią žalą jie neša mums iš išorės pasaulio, tai yra iš užsienio. Kaip užsieniečiai komentuoja mūsų tokius nesutarimus ir kaip jie vertina pono Žemaitaičio skrydį į naująjį Lietuvos Respublikos Seimo kadenciją. Čia Gintautas Kniukšta ir Šiandien TV. Būkit malonus, prenumeruokite mūsų kanalą. Jau eteryje yra laida Sengirė, mes pasakojame apie Tauragę, pasakojame apie Šilalę, apie miškus, kurie yra paimami kariuomenės reikmėms. Ir iš tikrųjų yra nesuprantamas Tauragės mero Dovydo Kaminsko elgesys. Kodėl jis lėpė nuo tauragiškių šią žinią, kad čia tikrai vos už 3 kilometrų bus poligonas, bus naikinami miškai. O juk Tauragė siekia ir yra šiuo metu ir priklauso šimtukui, pabrėžiu, šimtukui žaliųjų miestų, Europos žaliųjų miestų. Būkite su Šiandien TV. Ačiū Jums. Iki.